kiekvienas GIS ir ne tik GIS specialistas bent kažkada yra dirbęs su rastriniais duomenimis. Ar tai būtų ortofoto vaizdai, reliefo duomenys, na, ar galbūt kokie kitokie tematiniai duomenys. Bet turbūt ne kiekvienas yra girdėjęs apie mozaikos duomenų rinkinį, ar juo labiau net matęs to rinkinio galimybės. Tarp kitko, mozaikos duomenų rinkinio, kuris yra bene pagrindinis būdas didelius rastrų kiekius valdyti ArcGIS ekosistemoje. Tai dabar pasižiūrėkime tiesiog į keletą iš tų funkcionalumų. Tai štai aš turiu mozaiką, kurioje aš turiu susikėlęs tiek žemos raiškos Sentinelio 2 nuotraukų, bei taip pat aukštos raiškos ir palydovinių ir droninių nuotraukų. Dabar pagal nutilėjimą, be jokio papildomo konfigūravimo, mozaika palaiko skirtingų raiškų duomenis. Tai štai čia, pavyzdžiui, yra Sentinelio 10 metrų vaizdas. Jeigu aš priartinsiu, na tai iš esmės keičiantis mastelį bus užkrautas Airbus pledės 50 cm komercinis palydovinis vaizdas. Na, o jeigu aš dar sumažinsiu, dar priartinsiu, tai mes pamatysime, kad ir štai ir 30 cm bus įkeltas ir rodomas vaizdas. Na, o jeigu aš nukeliausiu dar į kitą vietą ir dar labiau priartinsiu, tai štai mes pamatysime netgi ir 2 cm raiškos droninį vaizdą. Bet mozaika taip pat leidžia, ne tik palaiko ir skirtingų raiškų duomenys, bet taip pat ir filtravimą pagal datą, pavyzdžiui. Tai štai čia aš, pavyzdžiui, turiu Airbus pledesnio 30 cm vaizdą, na, iš šiuo atveju naujausias yra mozaikoje. Aš tai vieno mygtuko paspaudimu galiu paprašyti ar nurodyti, kad man būtų atvaizduojamas šioje vietoje seniausias vaizdas esamas. Štai čia taip, pavyzdžiui. Bet duomenis pagal datą aš galiu filtruoti ne tik pagal tą mygtuką ar tą funkcionalumą, bet taip pat ir pagal laiko slankiklį. Štai čia, pavyzdžiui, yra vieta, kur Rail Baltica stato kol kas vieną didžiausių numatomų geležinkelio tiltų, ar ne? Ir aš taip pat naudojant laiko slankiklį, aš galiu matyti, kaip tos statybos vyksta skirtingais periodais. Bet filtruoti duomenis ar juos rūšiuoti galiu ne tik pagal datą, bet taip pat ir pagal kitus rodiklius, kaip pavyzdžiui štai debesuotumą. Tai nuotrauka gal ir naujausia, bet šie debesis neleidžia man analizuoti nei žemės ūkio laukų, nei miškų būklės. Na tai ką aš galiu padaryti? Vėlgi tiesiog galiu paprašyti, kad ar prafiltruoti mozaiką, prarūšiuoti, kad man būtų rodomas naujausias vaizdas be debesų šioje vietoje. Na bet galbūt kai kurie iš jūsų galvoja, bet gerai, Žygimantai, aš nenoriu Sentinelio 2, aš noriu kitokius duomenis naršyti ir vizualizuoti. Tai jūs, naudojant irgi standartinį funkcionalumą, per mozaikos savybę langą, jūs galite sukurti definition query ir šiuo atveju aš galiu tiesiog nusirodyti, kad mozaikoje būtų išrūšiuojami Sentinelio 2 palydoviniai vaizdai, tai čia yra šie 3 kodiniai pavadinimai, na, o Airbuso pledės ar tenais droniniai ortofoto nuotraukas būtų paliekamas, aš tą filtrą galiu įgalinti ir štai mozaika mano bus išfiltruota ir palikta tik tais tai, kas turi būti. Na, bet mozaiką aš galiu naudoti ir kaip katalogą naršymui. Tai jeigu mes štai prisiartinsime vieną iš šių vietų, o ne prie Panevėžio, čia man dabar yra užkrauta ortofoto nuotrauka, na ir man kolega šią mozaiką sukūręs, perdavęs, sako, kad čia yra ir daugiau vaizdų, panaršyk, pasižiūrėk, gal ką įdomaus rasi. Tai štai aš irgi, naudodamas standartinį funkcionalumą, galiu naršyti rastrus esančius mozaikoje. Ir jeigu mes nukeliausime iš tai vieną iš vietų, aš galiu nurodyti, kad man įrankis, pateiktų, pavyzdžiui, mano matomoje apreptyje vaizdą, kurį aš, pavyzdžiui, noriu specifinį išsirinkti, tai sakykime, galbūt pledesnio irgi Airbuso vaizdą, man štai sąraše pateikia ir aš į vieną mygtuko paspaudimu galiu vizualizuoti, na ir štai net aš jau tada galiu tiek mozaiką pačią kaip šaltinį naudoti ir svaipinti tuo pačiu tą papildomą vaizdą, kurį aš įsikėliau. Na ir kad aš jau abu šios vaizdus įsikėliau, tai tiesiog atkreipsiu dėmesį į pačią kokybę šių vaizdų, tai kairėje yra palydovinis Airbus vaizdas, o dešinėje ortofoto nuotrauka, tai štai galime pamatyti, kad kokybė pakankamai panaši. Na bet dabar pereikime į kitokį scenarijų.
Štai aš turiu 2 cm raiškos ortofoto vaizdą sugeneruotą iš droninių vaizdų. Tai dabar turėdamas tokį aukštos kokybės vaizdą, bei taip pat naudodamas naujos kartos Segment Anything Model 3 modelį, aš galiu atlikti inventorizaciją įvairiausių objektų esančių šioje teritorijoje ir štai gauti štai tokį rezultatą. Tai aš naudojantis Detect Objects Using Deep Learning įrankiu, tiesiog nurodžiau modeliui, kad jis man išskirtų automobilius, statinius, krūmus, tvoras, iš esmės tipinius objektus, kurie būna štai tokiose vietovės. Ir dabar jau turint štai tokius duomenis, jau aš uždavinių galiu įvykdyti daug, tai su miesto planavimu, miesto tvarkymu ir panašiai. Bet aš galbūt, pavyzdžiui, noriu šią inventorizaciją naudoti ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų atrodo ši vieta, ar ne? Tai dabar, sakykime, aš galiu analizuoti sklypų lygyje, kas vyksta šioje vietovėje. Tai štai aš galiu prisidėti sklypų informaciją. Tarp kitko, aš šiuos sklypų duomenis pasiėmiau iš gyvojo atlaso. Ir čia aš tiesiog norėčiau irgi greitą padėką pasakyti tiek registrų centrui už šiuos duomenis, bei taip pat padėką valstybiniai duomenų agentūrai, kad jie šiuos duomenis dalinas ar sklaido daro iš jų. Tai štai turėdamas aš dirbtinio intelekto rezultatus ir nekilnojamo turto registro sklypus, aš toliau galiu, pavyzdžiui, įvertinti objektus, kurie išskirti objektus, kurie štai nepriklauso sklypui, ar ne? Ir jeigu pasižiūrėtume į vieną iš jų arčiau, pavyzdžiui, pamatytume, kad štai Gyvatvorė nepriklauso sklypui, nors galbūt tarsi turėtų. Jeigu pasižiūrėtume į kitą atvejį, ar ne, mes galime, pavyzdžiui, identifikuoti objektus, kurie, pavyzdžiui, kerta sklypo ribas. Ar ne? Tai jeigu pasižiūrėtume iš arčiau, štai čia galbūt statiniai šiek tiek išėję iš sklypo ribų. Arba štai šioje vietoje štai turim irgi statinį išėjusi iš sklypo ribų. O jeigu šį konkretų atvejį dar pasižiūrėtume iš arčiau, iš gatvės nuotraukos per mapillarį, tai mes iš tikrųjų pamatytumėt, kad čia yra namelis ant ratų, ar šiuo atveju namelis ant plytų. Tai iš tikrųjų vėlgi, analogiškai kaip ir leptelių atveju, šie duomenys patys savaime neatsako į daugelį klausimų, kuriuos mes galėtume turėti, bet tai yra įžvalgos, kurios leidžia specialistui, galėtų leisti specialistui toliau planuotis veiklas ir analizės. Bet rastrų, tai pakalbėjom apie optinius, apie palydovinius vaizdus, bet rastrų iš esmės būna ir kitokių. Tai dabar klausimas jums. Pakelkit rankas tie, kurie šiandien žiūrėjote orų prognozę. Nebijokit, kelkit, nebausim. Tai visai nemažai. Taip iš to, kiek aš matau, gal pusė arba trečdalis salės. Tai iš tikrųjų apie orų duomenis esame kalbėję nemažai, tai aš dabar gal pernelyg daug nesigilinsiu. Ar ne? Bet tiesiog pasižiūrėkime į keletą panaudos atvejų, kaip mes galime rastrinius orų duomenis panaudoti erdvinėje analizėje. Kaip, pavyzdžiui, žemės ūkyje. Tai šis periodas, pavasaris, kuriame mes dabar gyvename ir džiaugiamės, iš tikrųjų yra labai svarbus momentas ūkininkams, nes jie turi, tręšti savo laukus. Ir kartais galbūt gali kilti klausimas, kada man tręšti. Tai turėdamas štai Argis Pro įskėlęs žemės ūkio sklypus, taip pat turėdamas reljefo duomenis, paskaičiavęs iš to reljefo sluoksnių nuolydį ir taip pat turėdamas kritulių prognozę, aš visus šiuos kintamosius galiu sudėti į vieną sluoksnį, atlikti erdvinę analizę ir įvertinti žemės ūkio laukus, kuriuose, pavyzdžiui, kuriuose ūkininkas gali tręšti arba negali tręšti. Ir čia idėja yra visa ta, kad jeigu ūkininkas patręš prieš lietų ir jo ūkio laukas turi pakankamai statų šlaitą, tai tos trąšos bus tiesiog nuplaunamos ir bus tas pats efektas, lyg jis net nebūtų patręšęs. Bet dabar galime pasižiūrėti ir štai į kitokį scenarijų, susijusiu su, pavyzdžiui, infrastruktūriniais tinklais. Štai čia aš turiu elektros oro linijas, žemos ir vidutinės įtampos. Galiu tiesiog padėkoti energijos skirstymo operatoriui šios duomenis.
Ir aš suradau tokį įdomų lietuvių mokslininkų straipsnį iš Vilniaus universiteto, kuriame jie įvertino ryšį tarp orų sąlygų ir elektros oro linijų gedimų kiekio. Na ir remiantis šiuo straipsniu, aš pirmiausia, paskaičiau dirbtinio intelekto pagalbą, išsiskyriau miškus, kad turėtų aktualią situaciją, nes ne tik orai lemia avarijas, bet taip pat ir medžių buvimas, jisai padidina riziką. Tai atsižvelgiant į orų prognozę ir taip pat į miško fakto buvimą ar ne, aš galiu štai taip paskaičiuoti tai, ką aš vadinu avarijos rizikos indeksu. Ir tuomet naudodamas štai laiko slankiklį, aš galiu slinkti laike ir matyti, kuriuose konkrečiose vietose, kokia yra numatoma rizika tam tikrų periodų įvykti galimai gedimui dėl orų ir gamtinių sąlygų. Tai štai taip, daug prisakiau, daug parodžiau, bet iš manęs būtų turbūt tiek. Ačiū.